Sveiki visi! Gegužės 5 dieną LNK švenčia savo 17-ąjį gimtadienį ir jums, ištikimiausiams mūsų žiūrovams, mes norime padovanoti tikrai įsimintiną dovaną. Tai yra kelionė po LNK. Ir aš, Rolandas, būsiu gidas šiandieną, pasakosiu, kas kur čia vyksta, kokių čia įdomių dalykų galima išvysti ir taip toliau. Tad pirmiausiai, čia viduje, nes iš išorės jūs žinot, kaip atrodo LNK, pirmiausiai visi patenka čia. Mūsų mylimiausias ženklas, kurį jūs puikiai pažįstate ir matote kiekvieną dieną. Čia yra grimo kambarys, kuriame, kol kas čia merginų nėra, bet jos labai greitai atsiras. Čia kiekvieną dieną tiesiog verda, kunkuliuoja darbas, nes čia yra gražinami televizijos laidų vedėjos ir taip toliau. Čia gyvena stilistas, kuris aprengia, prižiūri, bet jo, kaip matot, kol kas nėra. O štai čia yra archyvas, čia dirba Raminta. Važiuojam toliau ir turime čia tokią turbūt judriausią vietą LNK televizijoje. Štai mūsų komanda ruošiasi išvažiuoti, filmuoti kažkokio įvykio. Štai čia atėjom iki labai smagios vietos, tai yra didžioji LNK studija. Prašom užeiti. Čia aišku vyksta visokios laidos ir Mano vyras gali, ir Žvaigždžių duetai. Ir kaip mato, dabar ruošiama Valanda su Rūta. Dažniausiai tai yra išdėstomos kameros viena, dvi, kita skrenda, dar kita filmuoja iš viršaus ir dar žinau, kad viena ten būna pasislėpusi, kas slapčia yra labai gerai nufilmuoti, pavyzdžiui, kokius nors pašnekovus, kurie ką nors studijoje veikia maloniai ir linksmai. Man tai labiausiai, aišku, patinka šitas neatpažintas, tiksliau, atpažintas skraidantis objektas. Prie jo yra primontuojama kamera ir tada, kai žiūrite per televizorių, toks judesys yra, atrodo, kad viskas skrenda. Tai būtent šitas daiktas tą ir padaro. Ir aišku, atvykę į Valandą su Rūta, jūs įsitaisote patogiai, atsisėdate, atsipalaiduojate. Nors ne, ką ten atsipalaiduosi, Rūta taip gerai išklausinėjo, kad nėra kada ten atsipalaiduoti. Tiesiog reikia atsakinėti jos klausimus. Va. Rūta labai gera vedėja. Gerai, einam toliau pasižiūrėti, tai buvo didžioje LNK studijoje. Žmogus, kuris irgi viską žino apie techniką, yra Sigutis. Siguti, pamajuokit, prašom, kad mes jūs pamatytume. Dabar einam į mažąją studiją. Čia gyvena dviračio žinios ir orų mergaitė. Bet jie tarpusavę stengiasi nesusitikti. Žinot, kodėl? Todėl, kad orų mergaitė labai bijo pelių, tai jie visą laiką prasilenkia šiek tiek. Tai viskas kaip ir didžioji studijoje, tik tai 2 kartus sumažinta. Einam šiandien, būtent tarkausiame. Čia yra žinių montažinės. Tai va čia yra žinių eterinė, garsas, vaizdas, LNK žinių studija. Visi ruošiasi svarbiausiom žiniom, bet iki jų dar yra šiek tiek laiko. Tik kažkaip dar čia tamsoka. Žiūrėkit, parašyta žinių vedėjai. Tai jeigu aš dabar čia visus šitos įjungsiu, tai turėtų atsirasti Gintaras Deksnys. Ne, jisai neatsirado. Bet užtat atsirado apšvietimas. Pasižiūrėkite, kaip atrodo LNK žinių studija. Jauki, didelė. Dabar einam pasižiūrėti į erdvę, kurioje žmonės ruošia žinias. Šioje erdvėje labai matom daug žmonių. Kai kas geria kavą, kai kas rimtai Jaunius Matonis, pažiūrėkit, pabėgo, aš jam noriu paspausti ranką. Jisai labai maloniai sveikinasi su televizijos žiūrovais. Sveiki, gyvi. Jaunius Matonis. Žmogus tapo gana stilingu po paskutinės laidos. Čia būna pilna žmonių. Ir vienu metu jie šneka visi telefonu. O, turim dar vieną slaptą išėjimą. Mūsų filmo prodiuseris Saulis. Nefilmuokit, traukite. Galim jums parodyti, kaip dirba montuotojai. Pasižiūrėkit, kaip dirba montuotojai. Čia yra vidmukas, kuris žino, kaip ką paspausti. Obolio super fanatas. Siūlėm kriaušę neėmė, tai tik tai obolį pasiėmė. Dabar mes einam į 2. aukštą. Čia gyvena LNK mažasis broliukas Info TV. Dar dirba ir laidų rengėjai, o ten sėdi kompiuteristai, kurie tikrai sėdi ne Facebook'e, o daro rimtus darbus. Pamajuokit. Čia yra mažosios studijos
pultas, kuriame vėlgi garsas, vaizdas ir visa kita, kas yra tikrai aišku. Montuotojų darbo vieta, dirba žmonės susikaupę. O čia tai du kiečiausi montuotojai sėdi, žinot, kaip aš juos vadinu? Tai yra montavimo slibinai. O štai čia yra spalvočiausia vieta visoje televizijoje. O štai čia yra įgarsinami filmai, įgarsinami anonsai ir visi kiti svarbus reikalai. Andriukas sėdi labai susimastęs, rimtas ir sakė, nelyskit, nes labai dirba. Bet Arvidas, jisai netoks piktas kaip Andrius, tai mes norime truputėlį parodyti, kaip visą tai atrodo iš arčiau. Arvidai, čia kas? Yra pultas, vaizdas, ar ne? Ir svarbu mygtuką play, rekord paspausti, teisingai. Taip. Ai, va čia reikia paspausti, ar ne? Taip. Bet aš dabar negaliu spausti, nes jinai garsina, ar ne? Taip. Supratau. Tikras auksas prie mikrofono. Didžiosios studijos aparatinė, į kurią mūsų niekas neleido, bet mes slapčiai įeisim. Jūs pasižiūrėkit, kaip gražiai šviečia pultas ir visi kiti reikalai, kurie kol kas yra paruošti darbui. Užtenka paspausti 2 mygtukus ir mes jau eteryje. O dabar mes įlysime į mūsų tą kosminę stotį, kurią mes kol kas apžiūrėjom tik iš išorės. O dabar mes pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo iš vidaus. Visi 4 kanalai – Liuks televizija, TV1, Info TV ir LNK. Visi jie yra čia. Daug spalvotų mygtukų kaip tikroji kosminiai stotyje. Pavyzdžiui, jeigu mes paspausim kokį nors, tai jie tikrai mane turėtų primušti. Bet čia, pavyzdžiui, šitą mikrofoną galima sakyti Houston, Houston, we gonna have a problem. Vyrai čia dirba nuo 6 ryto iki 2 nakties. Norit miego? Ne? Ne, nieko tokio. Netrukus jūs pakeis kolega, žadėjo atnešti kavos. Nors čia kavos negalima gerti. Galėsit už stiklo pagerti. Ačiū vaikinai, pamojuokit visiems mūsų žiūrovams. Dabar iš 2 aukšto kylame į 3. Pažiūrėsim, kas vyksta 3 aukšte. Netrankykit kameros, bus vaizdas negražus. 3 aukštas. Ir mes tada pasižiūrim. Čia yra buhalterija. Žmonės rimtai skaičiuoja atlyginimus. Čia yra mūsų teisininkai. Jeigu turit kokių nors teisinio problemų ar klausimų, visada galite kreiptis į juos. Irgi rimtai susikaupę. O čia yra prodiuseriai ir kūrybos direktoriai. Pavažiuokim 1 aukšto aukščiau į 4 aukštą. Turėsim linksmą šventę 17 LNK gimtadienio instrukciją. Mes kiekvienam gimtadieniui gaunam instrukciją. O jūs turite turėti tokią instrukciją, kad tiesiog švęsti kartu su mumis. Ir štai mes esame 4 aukšte, kur susirinkę tikri menininkai. Turėjau omeny, čia menininkai. Ten rimtesni žmonės sėdi, ten yra programų skyrius. O čia tai visi menininkai. Laimingi, neišvargę. Čia dar ateikit, parodysiu dar. Čia dar parodysiu vieną menininkę, o 2 jos draugai. Pamajuokit, mes čia parodysim jūs, šaunuoliai. Visi šiandien mojuoja, gera nuotaika žmonėm. Dabar mes pakilsim dar 1 aukštą aukštyn, tai yra į 5 aukštą. 5 aukšte mes pamatysime daug rimtų žmonių, dėdžių ir tetų, kurie žino, kaip ką parduoti ir kaip ką pareklamuoti. Sveiki, vaikinai, gerai dirbantis, kas šaunuoliai. Šaunuoliai. Čia matėt mergaitę pro mane prabėgo. Čia yra reklamos bosas. Važiuosim dar 1 aukštą aukščiau. 6 aukštas. 6 aukštas yra kaip Olimpo kalno viršūnė. Štai čia yra programų direktoriaus kabinetas, kuriame sėdi mūsų kūrybos vadovė. Ir jie derina ir svarsto, kokią programą rodyti ir kada rodyti. Čia yra dar 1 direktoriaus kabinetas. Čia yra finansų žmogus, kuris žino, kaip viską suskaičiuoti teisingai. Pamajuokit visiems. O čia yra generalinės direktorės kabinetas. Bet jie dabar yra, jaučiu, kad išėjusi, svarbių reikalų tvarkyti. Vat štai taip mes per visus 6 aukštus ir pakilom. Bet yra dar viena labai smagi, labai graži vieta LNK televizijoje, kurią aš jums noriu parodyti. Eime.
Štai, brangiai, taip mes šiandieną ir aplankėme visą LNK televiziją, tiksliau visus 6 aukštus, kurie yra štai šiame gražiame raudoname pastate, gražių žalių pavasarinių lapelių fone. Čia dirba daug žmonių tam, kad jūsų televizorius net 20 valandų per parą rodytų jūsų mėgstamiausią programą ir jūsų mėgstamiausią kanalą. Ir mums jau 17.